Noriu pakalbėti apie vėžius. Matau, kad jis susidomėjams, tai labai fainė ir daug patarimų prirašėt. Ačiū Jums ir iš tikrųjų aš net neabejoju, kad ant visų tų varlių, ten visokių dar kokios ten sugėdusios mėsos eintė vėžė, aš teikiu 100%, nes juk jūs esate patikrinę ir išbandę ir, kaip sakai, ir pagavę tų vėžių. Tai viskas įliuks. Bet mon misija į kitą, aš nenoriu dabar vėžių sugauti tam, kad pavalgytinu. Aš norėčiau sukurti ir tikiu, kad man pavyks kažkokį to masalą, kažkokį gabalą keit, kada nuėdėsi to bučiok, prilystom tų vėžių, uns būtum, kaip sak, tvarkinga pagamins ir jums nereikėtum vargti loptas, varlės, ten kažkokį to mes smardinį, žinai, aš nemanau, kad tai ir malonoms. Tai aš norėčiau tų reikalą išpaprastinti, kad mums būtum tiesiog labai lengva ten prisegė, anu tam bučiokį įmetė ir tų vėžių įved prilind, kad būtum gera, patogia, nes sakau, tas varlių lopėms, ten tų mesų smardenėms visokių, tai nemanau, kad labai malonu susijėmėms, tai to veikia reikia pakeisti kažko. Tikiu, kad pavyks, bandysim, aš įdėjau čia vienkėt variant, gal čia ne vėžių, neužilgo pasidarys, nuvešiam į plinkščių, nuvešiam į to patį Varduvos tvenkinį prie naftos. Testuosiam, pabiždėrsiam tas vėžės ir aš tikiu, kad pavyks sukurti gerą dalyką, kad nebereikėtum ten užsiimti nesąmonėm. Tai bus darbą daromi ir aš manau, kad bus rezultatas.